kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Bandysim pakalbėti apie vaikų ateitį, apie dabartį, apie politikų požiūrį į vaikų, į šeimų išsaugojimą, galbūt gynimą nereikėtų sakyti, nes atrodo jau čia revoliuciją daryti nori, jeigu apginti kažką tai. Bet išsaugoti tikrai tas, manau, prigimtinės bendražmogiškasias vertybės būtina ir tai yra didžiausia politikų užduotis, kurie ateina valdyti mūsų Lietuvą, nutiesti kelią į ateitį, kaip dar mėgsta vadinti, kaip čia jie tiesia kelius. Ir kažkas nusipelnė gyventi geriau, bet šeimom tikrai yra pavojus išsaugoti tais prigimtinės vertybės. Tai studijos telefonas, kur kviesiu padalyvauti, tai 3400077, Kauno kodas 837. Ir svečias, jums jau gerai pažįstamas, politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder. Sveiki. Sveiki. Pradžioje norėčiau vis tik tai, žinot, dabar visą laiką, kaip vaikai auga ir vyresni, dabar tie vaikai kitokie. Dabar jau čia jūs seni, jūs naftalinas, jūs čia jau nieko nesuprantat. Na, žinot, aš manau, kad tas vaikų pradžia, sakykime, procesas, jisai jau milijonus metų turbūt tas pat kitokio nėra. Vaikų gimdymas taip pat nėra kitoks. Maitinimas vaikų, valgymas ir visa virškinimo sistema turbūt irgi niekas nesikeičia. Tai apie ką mes šiandieną kalbame, kad čia žmonės jau kitokie. Nu, ten jau beždžionės, ten jau neintelektualūs ir kažkokie, tai žinot, atsilikę. Na, dabar jau vaikai yra kitokie. Na, aš tai manau, kad galima formuoti kaip nori tą požiūrį, bet tie vaikai užgimsta, užauga, išsivysto, brandus amžius, ateina vyresnis amžius ir išėjimas iš to gyvenimo. Vienas kūnas, kitas ten dvasinis dalykas, siela, nuo ko ta širdelė plaka, energetiniai dalykai ir taip toliau. Kaip jūs galvojate, ar tie vaikai kitokie? Ir kodėl jie kitokie? Kas juos įtakoja? Ateina tokie genderistės programos, jos vienaip įtakoja. Na, Lenkija, žinot, šiandieną per Lietuvos televiziją rodo, ten moterį, žinot, 90 metų ar kiek ten didžiąją muziką leidžia. Na ir būtinai rodo, kaip jinai gėjų paradė, ten eina, vėliava plevisuoja, čia lygios teisės. Na, jūs matėt, kad ten eitų Lenkijoje žmonės ir sakytų, mes čia einam eitynę, nes mes normalūs. Na, kuo tie vaikai skiriasi? Kas juos įtakoja? Nu, žiūrėkit, jūs dabar pavyzdį davėt. Nu ir vaikai mato tą tokį paradą. Taip. O vaikas yra vaikas, taip. Ką jis mato, taip jis ir bando galvoti, taip, ką jis mato. Na, ką jisai gali galvoti tas vaikas apie tokį paradą? O paprastas pavyzdys. Nedaug dievė, jeigu jis tam... Dar vėliavas aš įsitraukiau, jam gražu tiem vaikam. Jie atrodo, kad čia normalu, čia viskas. Jo, juk ten jam neaiškina, kad jie paėmė tą vėliavą, kaip jūs sakot, gražiai spalvas, vaivorykštė. Nu, gražias spalvas. Bet jiem neaiškina, tie vaikai ne visi matė tą vaivorykštę, Dievo sukurtą. Taip. Vat ir nuo to ir prasideda ir pradžia. Nedaug dievė, jeigu pamatytų vaikas, mokytoja savo, tam paradė žingsniuojasi su kokia ta vėliava. Kaip jam atrodytų? Kaip jam atrodytų ir kaip, juk tėvai vis tiek sako, jiegi nežino, tų mokytojų nežino, kas, nu, negali jam įlysti dušą, kokie yra. Tai bendrai, tai mokytojų reikia klausyti, nes jis yra mokytojas, taip? Vat ir prasideda.
Tai aišku, Tai čia kalbant mes apie tokius pavienius žmonės, kurie pasirenka kelią, tai jūs pasirinkite ir gyvenkit, kaip jūs norite, niekas jiems netrukdo. Kam ten tos skandalus daryti ir demonstruoti? Taip atrodo, kad čia juos kažkas skriaudžia, kažkas tai jiems neleidžia, tai jūs ten... čia jau ta stadija, aš atsiprašau, čia stadija jau praėjo, kaip jie galvoja skriaudžia. Ne, jie čia dabar, čia taip kaip tie bolševikai, žinot, mes seną pasaulį sugriausim ir naują sukursim. Mes. Jo. Jo, jūs, kaip sakėt, naftalinai, mes į mus žiūrėkit ir imkit pavyzdį iš mūsų. Čia yra jų esmė ir čia yra tas pavojus. Jo, bet šeimai, sakykit, iš kur vaikų atsiras, iš tų, žinot, lesbiečių, iš tų vienos lysties žmonių, juk vaikai neatsiras. Ir mes kalbam apie tai, kiek jau metų čia bebūtų, bet vaikai, šeima, nu kažkaip tai, nu, kitaip turbūt neįmanoma įsivaizduoti, bet kaip įsivaizduoja tie, kurie neturės tų vaikų, jie ką, atiminės tos vaikus, sukurs įstatymus, perims valdžią į savo rankas ir atsiras, kaip komunistų laikais pradžioj darė tuos kolektyvinius, žinot, visus tos darželius, tai po šiai dienai vadina tos darželiai, kur buvo, kaip tu komjaunuoliui gali ten neatsiduoti tave, išvesti iš komjaunimo reikia. Ir tie vaikai buvo kaip darželiai, prigimdė, bet pamatė, kad taip nesidaro. Taip, bet dabar jūs čia paminėjot, bet taip ir yra, juk tos vaikus atiminėja. Taip. Atiminėja. Ir aš žiūrėjau, aną savaitę atrodo, rodė reportažą iš Anglijos Lidzo miesto. Ten kaip tik tas atvejis, kadangi rodė ten diasporą. Jų vietinė, jie net valdžią turi įsirinkę, ten viskas tvarkoj. Bet jų gyvenimo būdas toks, koks yra, jie nesiruošia kitą būdą turėti. Jie gauna tas pašalpas, gauna iš jų gyvena. O vaikus, nu, yra, vaikų nežiūri, vienu žodžiu. Tai Anglijos ten valdžia užsiėmė, kad, nu, vėl, kad paimti juos, pakeisti gyvenimo būdą, čia yra sudėtinga. Paprasčiausiai yra vaikų gaila atimti vaikus. Tai pradėjo atimti vaikus, tai tie išėjo gatvės ten maištas, kaip visada lydi. Gaisrai didžiausi, nu, įrodo, ardo grindinį, mėto į policininkus su to. Tai lyg tai būtų, reiškia, rūpinimasis vaikais. Bet koks čia rūpinimasis vaikais? Matot, sudėtingas dalykas yra. Bet kur žiūrėkit pasaulyje, kaip yra, jau jūs išvažinėję ir tas šiltus kraštus, vadinkime, ir Izraelį, ir Egiptą, ir Afriką, ir jūs matot, kad ten žmonės kitaip gyvena, jie visai kitaip suvokia tą gyvenimą ir jiem taip gerai. Ne, ateina gudročiai, pakeisime jūsų prigimtinius dalykus, ką jūs įpratę, ir dabar gyvensite jau kitaip. Nu tai komunistai irgi, žinot, atėję, darė tvarką, jeigu tu... Šūkis buvo griausim tą pasaulį seną. Taip, seną griaut, žmonės ištremt ir dabar, žinot, kokie buvo trėmimai ir kokius žmonės išvežė inteligentiją, visai išvežė. Išdraskė ir liko tie prasidavėliai, kurių dabar pilna ir Seime dar sėdi tų komunistų ir dar nemažai. Ir žiūrėkit, ir to įstatymo nebuvo, kad juos paket iliustracijos. Kodėl jie to nenorėjo? Todėl, kad ten jie. Tai kur jie savo priims? Užslaptino ten dar 75 ar kiek metam tą visą informaciją, kad jūs nieko nežinotumėt. Na ir kaip tas iš Švedijos senelis mums skambina, Romas, ir sako, istorija, rodykit žmonėm, kas yra iš tikrųjų, kas buvo. Nes čia atėjo tom vėliavom varikštėm pamosikuoja žmonėm ir vaikam gražu, nu. Kas čia tokio? Ir ta, žinot, sako, 100 kartų pasakyk, kad tu kiaulė, tu kriuksėt pradėsi. Tai čia, žinot, mokyklose ten tu gėjus, ir, žinot, tas
Gėjus, aš tai niekad negaliu to žodžio vartoti, nes jie turi savo žodį, kurį čia jau dabar, žinot, tą visą jau iškreipia. Jeigu yra pedofilas, tai pedofilas, jeigu ten kaip tie nekrofilai, kaip tie pedarastai, kaip tie visi, žinot, tai jeigu jie buvo, ne, va šitas žodis jau, ne, jis netinka, reikia kitaip. O vaikai, žinot, šneka ir pripranta prie to žodžio. Mosikuoja vėliau, pasidaro, kad taip ir turi būti, taip ir kitaip nematėm. Ir štai čia politikų didžiausia atsakomybė, kurie ateina valdyti valstybę, kurie ateina būtent spręsti tą švietimo, sveikatos, sakykime, sistemą tobulinti. Tai reikia tobulinti, o negriauti. Ir reikia išsaugoti tais vertybės, kuris iš tikrųjų tos bendražmogiškos vertybės, turbūt jau nėra kalbėti apie istoriją, apie kiek metų, bet jos yra. Ir nesvarbu, kokie karai buvo, kiek čia tų iškrypimų buvo visokių ir visa kita. Ir istorija, ir sudeginti miestai, ir ežerai ten mirė, kur nieks negyvena, kur ten buvo ta Hamora, žinot, kur kalbant. Tai vis tiek kažkokius dalykus valdo kažkas aukščiau mūsų. Bet va čia yra tie griovėjai, gudruoliai, gobšuoliai, savanaudžiai žmonės, kurie šiandieną labai puikiai mėgaujasi savo gyvenimu ir žmonės skriaudžiami. O žmonės, kaip Stalinas sakė, kad kodėl tu taip to žmonės čia žudai, sako, atneškit vištą man, atnešė vištą, peškit ją. Kuo daugiau peša vištą, tuo daugiau jinai glaužys Britų kojų, kad jai šalta. Tai va, sako, matai, kuo daugiau peši, tuo daugiau glaudžiasi, va taip ir vykdykit. Tai čia požiūris. Ką daryti, kaip daryti šiandieną mums, mūsų gyvenime. Mes jau naftalinas, kaip jau mūsų įvardina, bet tos vertybės turbūt jos tęsis ir vis tik tai, kiek čia kvailintų tuos žmonės, kiek jiems beaiškintų, kad čia vaikus gandrai neša, ar čia vis tiek gyvenimas yra toks, koks jisai yra realus ir apie jį reikia kalbėti. Žinot, bet tas kvailinimas, tai aš sakyčiau, jau jisai nusikalstamas. Taip negalima, suprantat. Dabar važiuoju, važiuoju pas jūs, radiją jungiau, kalba laida apie pajamų nelygybę. Kad Lietuva didžiulė pajamų nelygybė, kad atsiliekam taip toliau. Vienas iš laidos dalyvių, socialdemokratas Sysas. Tai, aišku, senas komunistas, nežinau jau kiek čia tų kadencijų Seime, o aš sako jis už tos socialinius klausimus. Aš tos laidos neklausiau, nes čia atvažiavau, bet esmė yra tokia, kad tas žmogus gali papasakoti apie pajamų nelygybę. Jeigu čia buvo jo darbas, kada jisai dirbo profsąjungose, tai jau buvo darbas tiesioginis, reiškia, kad nebūtų tos pajamų nelygybės ir kada jisai Seimo narys, tai jo darbas buvo, kad nebūtų tos pajamų nelygybės. Ir nežiūrint to, jis pakviestas ir ką jisai pasakos? Jis pasakos erezijas, ką gali pasakyti. O žmonės klauso, žiūri jį. Kas nežino, tai pagalvos, kad jiems čia rūpi ta pajamų nelygybė, kad jis gali kažką tai padaryti. Ateis rinkimai spalio mėnesį, jį išrinks vėl. Tai paprastas pavyzdys. Paprastas gyvenimo pavyzdys, va dabartinis, šitų minučių. Ir dabar žiūrėkite, jeigu kalbant apie pajamų nelygybės. Vakar mes su Gražuliu laidoje, jisai pateikė informaciją apie Landsbergių politikų, Landsbergių šeimos turtą. Tai deklaruotas turtas, sako, jisai didesnis už Uspaskicho ir už Matijošaičio sudėjus kartu politikai. Tai apie kokias pajamas, nei jie verslą darė, nei jie rizikavę ten darbais, fabrikai, gamyklas kažkokiais dirbtų. Tai iš kur tos pajamos? Kitų politikų pasižiūrėkite, ateina į politiką, praturtėja. Tai apie ką kalbėt? Reikia dirbti, kad uždirbtų. Aš suprantat, žiūriu kitaip. Aš jau nežiūriu jų tos pinigus, neskaičiuoju tų pinigų. Bet lygybė kalbam. Apie lygybę, kokią čia gali lygybę kalbėti? Jokas ima apie lygybę kalbėti. Bet jūs einat dirbti valstybėje, dirbti žmonėm.
tai jūs sudarykit sąlygas tiem žmonėm gyventi, kad jie neturės tie žmonės milijonų, kaip jūs sakot, neuždirbs iš darbo milijonų, bet kad jie normaliai gyventų. Taip, jūs priimkite įstatymus, kur trūksta, kad jiem būtų su kiekviena diena lengviau, o jūs darot su kiekviena diena sunkiau. O aš jūsų dabar paklausiu. Jūs žinot, kad yra Lietuvoje įstatymas atsiskaitimų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas. Tai naujas, visa politika Europos Sąjungos eina į būtent tą grynaisiais pinigais ribojimus. Lietuvos. Nežinau. Nu jo. Ir pasirašė tą įstatymą. Žinot kas? Nausėda. Tiku. Jo, ir jis kalba apie gerovės valstybę. Taip? Čia 22 metų birželio mėnesį. 2 metų įstatymas. Nu. Ir žiūrėkit, šis įstatymas nustato asmenų tarpusavio atsiskaitimą grynaisiais pinigais ir bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais ribojimo atvejus. Didžiausia šiems atsiskaitimams, taip pat bet kokiems kitiems mokėjimas pagal sandorius galima naudoti grynųjų pinigų sumą ir atvejus, kurie šie ribojimai gali būti netaikomi. Tai netaikomi tik tai diplomatams ir karo padėties atveju, o visiems kitiems taikomi. Aš manau, politikam irgi nebus išimčių. Nu, tai kur, Jie tai statusus prisitaikys. kur ten tie milijonai, Diplomatai. kur milijonai, kokie jiems ten nėra ką kalbėti. Netinka jiem nieko. Jo. Žiūrėkit, sandorio šalis neturi teisės skaidyti sandorio, jeigu taip galėtų būti išvengta šiame straipsnėje nustatyto atsiskaitimų grynaisiais pinigais. Taip pat bet kokių kitų mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo taikymo. Negali net kaip nors sugalvoti, kad reiškia Per kelis kartus per sumokėjo. kelis kartus ar ką ne. Tai vat, pats paprasčiausias atvejis. Ir čia lygu. Jo. Dabar, kam to reikia? Kodėl nori žmonių atimti grynus pinigus? Tai dabar, jeigu kalbant apie visą politiką, pažiūrėkit dabar, kada prieš kiek jau metų buvo, kada tu negalėjau grynais išmokėti atlyginimų, visiems reikia bankų korteles, tai bankų korteles pervesti, kad žmogus negautų. Kodėl to reikia? Kam reikia riboti ir toks prezidentas, kuris gerovės valstybę kuria, tai turėtų pasipriešinti. Nu, tegul žmonės atsiskaito, kaip jie nori. O jeigu jie tik tai vien galvot, kad žmonės žulikai, apgavikai ir vagys, tai prie savęs nereikia lygyti politikam. Yra žmonės, aš manau, doresni. Kad čia ne vagys, jeigu nedėsi tų tokių ribų, kad žmogus, kiek jis turi pinigų, taip jis atsiskaito, tai koks jisai iš ko iš čia vagia, jis iš nieko nevagia. O kada tu padarysi tokią ribą jam, tu jeigu peržengi ribą, jau nusikaltėlis. Matot? Čia tam reikia, nu kam čia tam? Daryt žmonėm baimę, daryt žmonėm įgąsdinimus. Taip, nuolankus, Jo. kad bijotų. Neduok Dieve, tu neturėtų savo pažeisi tos nuomonės. įstatymus, kurių tu nežinot, negali kiek čia jų priimti. Nu, paprasti dalykai. Nu ir kaip jūs vertinat Syso tokį pasisakymą? Ar jisai čia kalba apie Žiūrėkit, komunizmą, ar apie ką kaip komunistas? Aš jo neklausau, man jis gali kalbėti, ką nori. Vien iš to, kiek jis metų tam Seime ir komunistas, aš gyvenime už jį nebalsuočiau, net jis man gali šnekėti, ką nori. Nu. Čia paprasti dalykai. Ką čia, ne jis blogesnis, jis geresnis. Čia visi jie tokie. Nu, komunistai visi tokie. Visi tokie komunistai, a konservatoriai, jeigu ne komunistai, tai ką jie geresni? Kieno va čia tas įstatymas priimtas? Čia 22 metų. Konservatorių. Konservatorių. Ne? Kas dabar priėmė, dar nepriėmė, priims, pateikė, reiškia, dėl tų atliekų, ne? Kad rinkliavas galėtų savivaldybės didyti. Jo, ir pažiūrėkite, kasdieniai dalykai. dabar jeigu paėmus 10 metų ir dabar, pažiūrėkit, kiek persekiojimų, kiek sekimų, kiek įvairiausių baudų prigalvoja, rinkliavų ir viskas iš to žmogaus, kad tik atimti. Nu, aš ten, žinot, mažai galiu apie pasaulinį, žinot, ekonomiką, jūs čia ekonomiką tą gilinatės, bet Egipte būnant, aš pakalbėjau su tais žmonėm. Sako, pas mus yra vienas mokestis, 15%. Ir viskas. Ir nėra ten jokių prisigalvojimų, kaip ten iš mūsų atim daugiau. Nu, ir sako, mums slėpti nėra reikalo jokių.
Mes visi sumokam tą 15% ir, prašom, žiūrėkit, kaip auga ir miestai, ir viskas, ir gyvenam kitaip. O čia vat prigalvoja, ko tik nori. Ir turbūt daug valstybių yra, kurios prigalvoja vat tokių visokių dalykų, kurios ir liberalėja, kuriem rūpi ta neoliberali politika, kuri greuna tas pagrindinės prigimtinės vertybės. Visko yra, bet pavyzdžiui, dabar po šitų rinkimų šiais metais, pavyzdžiui, Anglijoje, bent jau taip šnekama, kad daromi pakeitimai. Ir pažiūrėkit konkrečiai, vėl, jeigu iki vaikų. Pas mus mokymų sutartys yra tokios. Kiekvienas tėvas pasirašo, kai vaikas eina į mokyklą, tai sutartį pasirašo. Taip? Tai tos sutarties vienas mokykla įsipareigoja rūpintis tinkamą mokinio mitybą. Toks pagal sutartį įsipareigojimas. Aš neskaičiau, nors visi vaikų pasirašo, tai sutartis. Kas čia skaitys? Tai Anglijoje vaikai irgi, kaip pas mus irgi išėjo mokiniai atostogų. Taip. Ir ten irgi yra tų vaikų, kurie buvo, specialiai jiems buvo skiriamas maistas, kurie tėvai neturi pinigų, neišmaitina. Taip. Tai mokytojai žino, kad tie vaikai išėjo atostogų, bet valgyti jiems reikia, valgyti jiems nedos. Tai rūpinasi ir organizuota yra visa akcija, kad tos vaikus per vasarą, per atostogas maitinti. Labdarą renka ten bankai, dotuoja. Vienu žodžiu, kad tie vaikai būtų pamaitinti. Bet yra tokia politikos valia. Tai, sakykime, ne vien tai susigalvoja, čia ir galėtų žmonės susigalvoti, bet turi būti iš politikų šitie dalykai. Jo, bet ten rūpi tie dalykai, suprantate? Jis atėjo valdžia, jiem rūpi, o mūsų juk pasirašė, ašgi mokiausi ir jūs mokėtės. Kokias sutartis kas rašė? Atėjai į mokyklą ir mokėsi. Atėjai mokėsi ir atėjai į tą mokyklą, atėjai į 1 klasę ir baigėjai 11 ir išėjai, taip? Kas dabar sugalvoja? Keičiasi gyvenimas, bet jis geresnis turi būti. Taip, turėtų būti geresnis. Neribojimai, ne kažkokie, žinot, bet turi būti geriau. O kas vyksta čia? Pažiūrėkit. Švietimo įstaigų tinklo pertvarka. Čia visi oficialūs dokumentai. Bendro ugdymo mokyklų tinklo kūrimo taisyklės atnaujintos 23 metų pabaigoje. Jose iš esmės liko 21 metais numatyti kiekybiniai kriterijai, tik kiek švelnėja taikymo principai. Matot. Ir pažiūrėkit. Čia man tai aš skaitau ir nesuvokiu. Mažiausias mokinių skaičius. Nuo 24-25 metų 1-10 klasėse galės mokytis nuo 8 mokinių. Tai mažiausias skaičius. Išimtis pagrindiniame ugdyme taikomos mokykloms tautinių mažumų kalbomis. Čia galės likti 1-7 mokinių klasės. Valstybė iš dalies finansuos 5-7 mokinių klasės. Kur kada jūs tokius dalykus girdėjot, pasakykit. Jungtinės klasės. Pradiniame ugdyme galime jungti tik po 2 klasės. Rekomenduojame gretutinės. 1 ir 2 arba 3 ir 4. Kitos klasės nejungiamos. Bet kam to reguliavimo, sakykit? Tai bet čia švietimo įstaigų tinklo pertvarka. Bet kam tą pertvarką, manai, tai mokaitis ir mokaisi. Taisyklėse 21 metų nuostata dėl mokinių skaičiaus 3 gimnazijos klasėje nesikeitė. Nuo 24 3 gimnazijos klasė gali būti sudaroma, jei joje mokysis ne mažiau kaip 21 mokinys. Tačiau yra nustatyti ir atvejai, kai 3 gimnazijos klasė gali būti sudaryta, joje bus bent 12 mokinių. Pertvarka čia užrašyta. Jeigu nuo 24 rugsėjo 1 į 3 gimnazijos klasę nesusirenka 21 mokinys, galima neformuoti 3 klasės. Mokyklą uždaryti. O organizuoti mokinių pavėžėjimą į kitas rajono gimnazijas ar priimti kitus sprendimus. Matot? Galima organizuoti, arba vaikai lieka be mokyklos. Tai čia buvo, pažiūrėkit, kiek skandalų. Jo, bet žiūrėkit pabaiga. Kaip organizuoti mokinių ugdymą pagal vidurinio ugdymo programą, kai nėra 21 mokinio.
bet yra bent 12 mokinių. Sprendimus priima savivaldybė. Numeta savivaldybė. Savivaldybė. Matot. Tai čia mokymas. Ką dabar iš šito tinklo pertvarkos, jūs manęs paklausėte apie mokymą. Ką aš galiu pasakyti mokymą? Blėniai kažkokie tai, suprantat? Ir va tokiais dalykais susijima. Kaip turėtų būti? Kaip turėtų būti pedagogui, mokytojui, kur kalbėjo jau, atėjo, kad reikia prestižinę padaryti profesiją, kaip jis turėtų jaustis, pamatęs tokias pertvarkas? Tai čia tik tai mažą dalį jūs matot pertvarkų, bet apie tos visus pildymus žurnalų, apie tos visus elektroninius atsiskaitimus, apie tos visus, tas žmogus, žinot, vyresnio amžiaus, jis ateina mokyti vaikų, jis ateina širdį įdėti. Tai jis turi persimokinti, kaip ten dabar supildyti, kaip sutvarkyti ir mokiniam laiko nelieka. Nelieka tam ugdymui, jie piktinasi, kad negali dirbti su vaikais, o turi vykdyti tokius visokius nurodymus, pertvarkas visokias įgyvendinti. Sudėtinga. Anksčiau skaičiavo, jis neskaičiavo, pažiūrėjo, tai jis žino, turi savo klasę, žino, ko nėra, tai gal atsitiko vaiko ir kas. O dabar nesvarbu, dabar reikia skaičius skaičiuoti, kiek ir žiūrėti. Kad tik tai būtų vaikų. Jo, kaip čia surinkti, matot? Prikalbyti vaikus, kad tik ateitų vienu klasės, aš be darbo liksiu. O mokykla liks kažkam paskui jau, geras pastatas, kažkokiai kitai veiklai. Ir kiek, pažiūrėkit, mokyklą uždarė, jūs turit kokią nors informaciją? Yra, aš nenoriu dabar. Bet jų labai daug per Lietuvą. Jo, Kaimai, rajonuose, pažiūrėkit, didžiulės mokyklos, o mano daug šviesa kaime. Šitokia graži didelė mokykla. Viskas užkabinta Europos Sąjungos ten vėliava, kažkas, kad ten remia kažką daro, bet mokyklos nėra. Ir žmonės, komentarai, čia ne mano, čia grinai komentarai. Reiškia, atrodo, kad stengiamasi viską sistemoje taip suvelti, kad dugnas būtų per švelnus apibūdinimas tam, kas vyksta. Kokią velnio reikėjo naikinti vidurinės mokyklas. Mokėmės, baigėme, nebuvo jokios problemos ir galimybės likti be vietos švietimo įstaigoje. Kai kurios mokyklos iškeltos ant aukštumo, o kitos pasmerktos nunykti. Ir ten tik tie, kur kitos mokyklos nepriima. Manau, kad taip neturėtų būti. Vat. Tai yra, kur ir rašo, atsiprašau, bet rašo, dėja bardakas visur. Pritariu kai kuriems komentatoriams, kad sudarytos šiltnamo sąlygos korupcija ir privačioms mokykloms, bet darželės. Pats susidūriau, kai negavau vietos vaikui akademijai, nors gyvenam tik 100 metrų nuo jo. Nuo tos, reiškia, darželio. Vaikus čia veža iš laukose įsikūrusių kvartalo, o vietiniai turi vežti vaikus į Ringaudos ar dar kur kitur. Valgiškai dirbančių gydytojų nepakanka, mokytojų nepakanka, mokyklų trūksta. Gėlė metų protingi valdžia neina. Tai rezultatas. Priminkit, ko blogai buvo mokyklos, kuriuose galima buvo mokytis nuo 1 iki 12 klasės. Žmonės, jų komentarai. Kas atsakys į tos dalykus, pasakykit. Aš, pavyzdžiui, nežinau, ko buvo blogai tos mokyklos. Na, blogai turbūt niekas nesako, kad blogai. Bet reikia reformų, reikia perimti į savo rankas daug ką. Yra, pažiūrėkit, privačių mokyklų tinklai. Kas jas kuria? Pažiūrėkit, Mortos tas mokyklos ar kaip. Kokios pajamos? Mes pasižiūrėjome, žinot, internete, kai tai deklaruoja pajamos, milijoniniai, pelnai. Iš vaikų? Žinot, aš suprantu, kad žmonės augina kiaulės, augina ten vištas, augina kažką, uždirba, jie turi pelną. Dar vaikus. Vaikus surenka į mokyklą, paima tos mokytojus, kuo jie kitokie, visi tokie patys tie mokytojai, kuo jie skiriasi. Bet žiūrėkit, koks yra skirtumas. Juk ta privati mokykla gauna to vaiko krepšelį lygiai tokį patį. Taip. Gauna tokį ir paskui, kiek jai tenai reikia, tai ima iš tėvų. Bet kokios sumos ima? Aš jau į sumas neinu, bet ima iš tėvų, taip. Valstybė, reiškia, moka jiem, taip kaip ir kitiem, kaip visose tose mokyklose, ir jie gali imti iš tėvų. Kam tokia sistema? Tai sistema, tai... Lygybė, kaip šis sakė, nelygybė. Matot.
Jo, kas nesiniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijoje Karolis Bruder, politikos analitikas. Ir aš Kęstutis Pūkas. Studijos telefonas 3400777 Kaune, Kauno kodas 837. Ir kviečiu, dalyvaukit, pasakykit, kaip jums atrodo vaikų perspektyva, ateitis. Kaip jums atrodo, kiek dar tie politikai kurs tokių kuriozų, tokių labirintų, iš kurių nei pedagogai, nei, manau, tiek ir gydymo sistemui tas pats, mes čia daugiau liečiam galbūt švietimo sistemą, kiek dar besbraidžiosime šitose labirintuose, prigalvotų visokių nesąmonių, kurias mes turim vykdyti. Nevykdai, pažeidai įstatymą. Jo, bet čia tokius dalykus, kur matosi, kur negerai, kur negali paaiškyti klaidą. Matė šunys, nereikia ieškoti ten tų jau, kas ten ką padarė. Bet tai reikia keisti, suprantat? Taip, iš praeities negalėjo čia reikia keisti. Sukurti ateities, bet... Kas buvo gerai, jeigu buvo gerai, reiškia sugadinta, reiškia reikia bet pataisyti. jeigu jie darė tuos visus pakeitimus, tai jie turėjo tikslą. Ar tikslas tas pasiektas dėl to, kad geriau? Gal kas nors iš klausytojų mūsų žino, kas geriau? Paskambinkit, pasidalinkit savo patirtim. Kaip jums išgyventi reikėjo uždarytose mokyklose, kai vaikus reikėjo išimti. Aš prisimenu čia prie stoties mokyklą, kada konservatoriai norėjo uždaryti ir atimti Šustauskas, tai ties išgelbėjo. Ta, kur dar ir pats jau Landsbergis mokėsi toje mokykloje čia. Prie stoties dar pavadinimas iškito. Tai mano vaikai irgi mokėsi joje. Ir žinot, kada pasakė, kad jau ją privatizuoja, ten ir didžiulis parkų, prie to, ką čia kalbėti, kokie ten patalpos. Tai ką, mokytojai geriausiai visi jau mato, kad jau viskas reiks išeiti, jie perėjo kitas mokyklas. Tada nelikėjo pedagogų, tada nebuvo kam vaikų mokyti. Ir kol atsigavo, kiek metų praėjo ta mokykla, dabar jinai vėl normaliai. Tai Šustauskas tada kumščių į stalą ir sakė, ne, ta mokykla liks. Oi, kaip ten buvo, žinot. O jau ten buvo pasidalinę interesus. Ten ir bažnyčios buvo įsikišta reikalai. Aš taip prisimenu tą visą istoriją. Bet kaip šitaip galima daryti? Ir kaip žmonės išgyvena, kada vaikai mokosi įpratę, kada draugai jau būna su pedagogais susigyvenę. Meskit, kelkit į kitas mokyklas, mes jums galbūt organizuosim pavėžėjimą. Na, su to pavėžėjimu irgi, žinot, problemų pilna. Kaip, kada, kur, jeigu mokykla šalia, kaip jūs sakote, darželis šalia, veža iš kažkai kur vaikus, o šalia darželis negaliu gauti vietos. Mokyklos irgi tas pats yra, irgi problemų pilna. Bet čia, juk čia mes kalbam apie šeimas, taip? Taip. Čia šeimos, tai mes suprantam, šeimos, tai šeimos su vaikais. Taip? Taip. Tai paimti, numesti savivaldybėm, o mes iš šono, tenai iš viršaus žiūrim, jūs knyskitės. Nu, savivaldybė vėl savo interesų turi. Atėjus valdžia politinė, tą, pažiūrėkit, konservatoriai kiek metų valdė Kauną, kol čia mes juos neiškrapštėm. Tai čia baisus piktumai kokie, čia mes priešai tautos, kad žmonėm parodėm, kaip jie ką daro. Tai, bet turėtų žmonės atsimerkti ir pasižiūrėti, ką jie daro ir Seime, ne tik Kaune. Jie visur daro tą patį. Ta visa neliberali politika, tai žinot, ta konservatorių, sakykime, ideologija pati išsaugoti vertybės. O kas mūsų liko? Jo, bet suprantat, paimti tą Lietuvą, suskaidyti. Švietimą atiduoti savivaldybėm. Reiškia, kaip jūs norite, taip mokinkis. Taip. Rinkliavas atiduoti savivaldybėm. Mediciną atiduoti savivaldybėm. Tai kam jūs tenai ponai viršų esat tada? Nu, kam dirbti? Kam dirbti, bet tai kam tada? Tai nereikia tų ministerijų. Jeigu, bet čia kaip tik jų esmė, kad mes numetam viską, jūs susiknyskit, o mes aukštumų. Gerai gyvenam, mes valdžia. Ir... Auris iš Rokiškio nori įsijungti. Klausom, Auri. Nu,
Mano nuomonė, tai dar problema, užmirštat priminti, kad Lietuva yra bastūniškas kraštas. Bastonizme irgi tas pats kaip ir šituose LDD, kaip sakant, iškrypelių gyvenimas vyksta. Ir jų daugėja ir auga, žmonės apsiženyje ir po 2-3 metų skyrėsi, vėl ieško savo kito šeimos ir vadina šeima. O šeima tai yra tik tai pradinis. Vieną kartą apsiženė ir šeima, o kitą kartą jau be šeima. O čia ir kalbėkime apie tikrus daiktus. O kada mes nukrypsim, savo patogiai kalbėsim, tai tada nesusikalbėsim. Mes netikroviai būsim. Išdrįskim šitą, ačiū. Na, matot, aš manau, kad apie šeimą, kurie augina vaikus, tai pažiūrėkit šiandieną, kokią šeimą nori, kokią santuokas daryti. Ar jūs ten pirmą turit žmoną, gyvenot, nesigavo, ten vienas kitą žmonės užmušt nori, griauna gyvenimą, tai čia apie santykius, tai jeigu nesigauna, be abejo, toks gyvenimas irgi yra labai turbūt sunkus būtų ir komplikuotas. Tai kokią šeimą jūs besukursite ar pirmą kartą ar antrą kartą, man gyvenime teko ne vieną kartą kurti šeimą ir sunkiai sekasi. Taip, kad čia, žinot, aš, pavyzdžiui, tai vertinu šeimą, kurioje yra meilė, kurioje yra gimsta vaikai, kada yra harmoningi santykiai, kada gali susitarti, kada susikalbėti gali. Tai, žinot, kai dabar paklausau, tai, žinot, lietuvių kalbą kaip Darko. Dabar mažai komunikuoja. Gal jūs kada suprantat, kokia komunikacija su žmona lovoj. Tai mažai komunikuoja. Tai, žinot, tai reikia kalbėtis, turbūt nekomunikuoti ir atvirai kalbėtis, ir nuoširdžiai kalbėtis. Ir iš tikrųjų žmonėm kartais ir sunku susikalbėti. Bet jeigu žmonėm nesiseka susikalbėti ir buvo euforija kažkokia, tai, žinot, ten kaip įsimylė, arba ten, žinot, pabando, labai būna gerai jauni ir jau atrodo, kad čia medaus statinę radau visam gyvenimui. Tai... Aš atsiprašau, bet aš atsiliepdamas į tą skambutį noriu pasakyti, kad aš stengiuosi niekada nekalbėti to, ko negalima pakeisti. Įeiti į šeimų vidinius klausimus, į kiekvieno šeimos klausimus. Čia iš šono negali čia net tų dalykų patvarkyti. O bendrai, tą kalbamės ir su jums šnekam, tą, ką galima padaryti ir ką reikia padaryti. Ką reikia padaryti, kad būtų tos šeimos. Jų buvo visokių ir bus visokių. Kad tų problemų yra visam pasaulyje. Visam pasaulyje. Aš šiandien skaitau, reiškia, vakar buvo padaryta apžvalga į Anglijoje, dėl Guardian čia skaičiau. Nacionalinės policijos vadovo tarybos analizė atskleidžia, kad kasmet 2 milijonai moterų tampa vyrų smurto aukomis Anglijoje. Sudoju? Ir nusikaltimai, skaitant persekiojimą, priekabiavimą, seksualinę prievartą ir smurtą šeimoje, paveikė 1 iš 12 moterų Anglijoje ir Velse. Užregistruotų nusikaltimų skaičius per pastarosius 5 metus išaugo 37%, o nusikaltėliai jaunėja. Tai čia tas straipsnis ir ta apžvalga padaryta analizė dėl to, kad jie imasi priemonių. Pavyzdžiui, tas dabar ministras pirmininkas naujas jų. Jis prižadėjo per 10-metį per pusę sumažinti smurtą prieš moteris ir mergaitės. Jeigu taip jam pasisektų, reiškia 1 milijonas, tai vis tiek baisu. Bet tai yra problema, suprantat? Tai yra problema. Bet tai santykės, žinot, aš tai vėlgi, jeigu paėmus vien kalbą, smurtas prieš moteris, smurtas prieš moteris. O kiek moteris smurtauja prieš vyrus? Kiek iš tų provokacijų įvairiausių, visokiausių dalykų. Reikia žiūrėti į tą šeimą, į tą skandalą šeimoje arba bet kur. Visą laiką 2 pusės būna. Būna, kad užpuola ten gatvėje tave atėjęs, tai nieko. Tendencijos yra tokios, ir čia konkretus nurodyti pavyzdžiai, čia ir reiškia ir, konkretus pavyzdžiai. Čia ir iš kur ta policija turi tos pavyzdžius, turi, reiškia. Iš savo darbo. Iš savo darbo, iš teismų. Taip. Aišku, turi. Ir reiškia,
Nu, skaičiai irgi baisus. 13-22 metais vaikų seksualinė prievarta ir išnaudojimas išaugo daugiau nei 400%. 4 kartų. O nuo ko? Liberalėjimų. Nuo tų gražių spalvų. Taip. Kur? Nu ir jie ir rašo, kad pasak policijos iš dalies padidėjimai lėmė ekstremali medžiaga internete. Nu, aišku, internetu naudojasi ir Pavyzdžiai labai geri ten. yra pavyzdžių, gali pasirinkti kokį nori. Bet tai yra problemos ir jos yra sprendžiamos. Daug dievė, kad jie išspręstų. Ir kai nesprendė ta valdžia, buvusi 14 metų, kur valdė, tai šiandien jos kvapo nebeliko. Nu, kalbant apie tas imigrantus, kurie atvažiuoja, pažiūrėkit, Kielne, Vokietijoje, kaip prisimenat, čia tokie pasauliniai, sakykime, skandalai, kada ateina tos jau kitos prigimties, kitos spalvos žmonės, drasko tos, žinot, vietinius ir dar jų negali pajudyti ir kai jų ateina daug, jau iškart vos ne karas ten prasideda. Arnoldas nori prisijungti. Sveiki, Arnoldai. Sveiki, kolegos, labas rytas ir, kaip sakant, į temą norėčiau šiek tiek įsiterpti. Nu, kągi, kaip sakant, pirmas kartas tai gali būti atsitiktinumas, antras sutapimas, o trečias jau yra sistema. Tai per 30 metų mes giliai įsitikiname, kad tai yra jau nusistovėjusi sistema. Ir, kaip sakant, vadinasi, reikia grįžti prie istorijos, ką ir kalbėjo senelis, nes priešingų atveju yra senas pasakymas, kad, vadinasi, žmonės nežinantys savo istorijos amžinai pasilieka vaikais, arba infantylais, arba nedabrendėliais. Tai vadinasi, kaip jiems sunku suprasti, kokios to ištakos, kam tai naudinga, sakykime, šitaip vadinasi. Dabar paminėjote, kad vadinasi, vaikai jau pradeda pavardžiuoti jūs naftaliniai, nieko neišmano. Nu, esmė natūralinime vystymasi visais laikais, tai buvo pažanga eina į priekį ir senukai, kaip sakant, ne viską supranta, kas tai yra nauja, kaip sakant, neįsisavinta, lieka prie senų įsitikinimų, tai yra normalu. Bet dabar vadinasi, gal ir yra pagrindas sakyti tai, kad mes tai vadinasi genetiškai modifikavomės ir pažiūrėsime, kas iš mūsų išeis po geno inžinerijos. Nu, lauksim, pamatysim. Bet ką aš noriu pasakyti, dėl grįžt trumpai prie istorijos, kaip senelis, kad sakė. Pirmiausia, gerbimieji, manyčiau, kad vadinasi, kaip muziejų, kad netektų, kada aklėjai čiupinėjo eksponatus ir kuolus matė, o tai buvo dramblio košė pagal kinų, kaip sakant, tokia išminti, bet pačio dramblio nematė. Tenka prisiminti, kam tai naudinga, o naudinga tam, kas dar 18 metais iš Amerikos pakrautų laivų pinigais ir 300 revoliucionierių, kurie, kaip sakant, tuo metu ir tapo Lenino komisariato aktyvo 80%, pradėjo nuo to, o esmė, kad vyksta finansinio ir pramoninio kapitalo kova, kuri tęsiasi iki šių dienų, o stovi už finansinio kapitalo tie, kurie naikino šeimą, kurie naikina ekonomiką, bet kokį progresą ir nori šitą spekuliantų gaują toliau valdyti pasaulį. Ir vadinasi, visos priemonės jiems yra tinkamos. Ir jie prakiša, ką mes dabar apkalbinėjame ir bijome pasakyti pavardės. O prieš 30 metų mažiau buvo toks Stepanavičius, inovatorius, kuris optimizatorius švietime prasidėjo, ten ir medicinoje darbas, nu ir tęsiasi iki visokių dulkių, kurie, kaip sakant, protežė tos pačios kaip ir Van der Leyen. Ir mes dabar žaksim, šnekam, kodėl? Kodėl? Klausimas, gerbėmiai, aišku. Jau tai yra sistema. Kaip su sistema kovoti? Yra gana sudėtinga. Vieni nepajėgsiu, nes jinai yra klampi, gili, sudėtinga. Jeigu mūsų nėra, nu kas tai Lietuva? Čia yra Zachalustija, kaip sakant, tariant. Mažai žmonių, maža teritorija, be ekonomikos, be savo pinigų, be savo, be bankų. Laukti reikia, kaip Milašius Oskaras pasakė, nu jis jau senai pasakė, vos ne prieš 100 metų. Pagrindiniai įvykiai nukreipkite Ameriką. Aš asmeniškai, vat ir Petras, laukiu, kada Donald Trump užsiims su šitą globalinę, giluminę, kaip sakant, aferistų kompaniją, tai bus sunki kova, bet vadinasi pramoninis kapitalas. Galbūt, daug dievėms sveikatos, nacionalios federalinė finansinė sistema išleis amerikonišką dolerį, vadinasi, šitą visą klaną sukiš ten, kur jo ir vieta sodins, nu, ir kaip sakant,
tas gal mums duos palengvėjimą. O dabar aš nežinau, nu kaip sakant, tikrovės lašai, kaip nuo varveklio mums kalnieriaus laša, nemalonų šlapia, ką galėjo padaryti. Laiku reikėjo daryti, laiku. Kada vat Syso dabar paminėjote tą, kuris tik tai Santa Klausą gali vaidinti su tą baltą barzdelę, senukas, nu ar jam ten vieta tam Seime, ką jis ten marazmuoja, jam ką ten ant kojų pasidėti ir paunksmi dabar karštai surai sėdėti. Tai tiek aš manyčiau, gerbėmiai, laukime įvykių Amerikoje, o tada ledas pajudės. Tai gyvoja baltieji civilizacija ir baltasis pramoninis kapitalas. Ačiū ir... Jo, nu, ačiū Arnoldui. Na, matot, aš tai, pavyzdžiui, sistema, kuri šiandieną pakankamai stipri ir jinai tikrai sunkiai susilpnės, o dėl Trumpo, kaip jam seksis, ar jisai išgyvens, jūs matot, kiek pasipriešinimo yra tos jau globalistų, vadinkim, sistemos prieš jo, ką jisai nori daryti. Bet kiekvienas žmogus turi savo šeimą. Kiekvienas žmogus turi tėvus. Kiekvienas žmogus turi vertybės. Ir jeigu mes turėsime principų ir norėsime prisitaikyti prie kažkokių, žinot, kurie siūlo pinigus, kaip čia sako, atplaukė su pinigais, atplaukė revoliucionieriai, papirko, nupirko, sutvarkė, padarė ir įgyvendino. Neįgyvendins žmonėm tiem, kurie turi savo principus. Dabar reikia, žinot, kaip tie senukai nieko nesupranta ir nežino. Na, žinot, tie žmonės, kurie pragyveno gyvenimą ir nežino ten tų vienalyčių santykių, ir jie nežinos, nes jie tikrai tų dalykų nedarys ir neužsiims. Bet vaikus prie to veda, kad jūs čia pabandykit, aš jau pasakojau ne kartą, kaip mano Kanadoje Danukas, Tomukas gyvena ir eina tas, žinot, vėliavų tom gražiom spalvom prisikabinę kampelį, gėlių prisidėję, arbatėlį, saldainį ant stalo. Ateik, sako. Sako, aš neįsiu, nenoriu. Kodėl tu nenori? Man nepatinka. O ką, nebandėgi, pabandyk, gal patiks. Tai įsivaizduokit, 10 metų vaikui kviečia klasėje, mokykloje atvirai, ateik tu čia pas juos, o ten peržengsi ribą jau to. Žinot, kaip zakonai. Jeigu adinras, tai pidaras, žinot, tai čia tas paslygiai. Tai va, tai kalbant apie žmogaus vertybės ir principus, tai yra pats pagrindinis dalykas – dvasinės vertybės. Kad žmogus turėtų savo prigimtinės vertybės ir jas gintų. Ir tada jokia sistema jo nepalies. Kaip jūs paperka? Kaip tas vertybės? Atrodo, tėvai ir bruka ir sako ir aiškina. Aišku, kiti tėvai galbūt visai to dėmesio neskiria ir vaikai tada nuplaukia į tą gatvę, išeina ir visai būna visus nelaimės. Kažkaip pražiūrė, vadinkim, per užimtumą, per tos sistemos tokios sukūrimą, kadangi sistema tai tokia sukurta, kad žmonės laiko neturėtų. Jie įsukti į tą gyvenimo ratą tokį ir tie vaikai lieka šiek tiek taip jau nuošaliau. Aš truputį norėčiau iš kitos pusės. Laukti, taip kaip sakė, laukti Trumpo, ar ten ne Trumpo. Jeigu pažiūrėti į tas pasaulinės tokias tendencijas, gal ten ir reikia laukti. Bet aš žiūriu kitaip. Gyvenimas yra vienas. Ir gyventi reikia kiekvieną dieną, ir čia reikia gyventi. Čia ir dabar. Taip. Tai laukti, nu, daug dievė. Bet apie tai, ką mes šnekam, tai čia nieko nereikia laukti, nieko. Čia paprasčiausiai reikia tos dalykus padaryti, jos galima padaryti. Galima kaip padaryti. Čia minėjo, kad, reiškia, pavardžių nenoriu minėti. Aš specialiai neminiu pavardžių, aš neskaitau, kad man minėti tokį Steponavičių. Manęs jisai nedomina visiškai. Ir tas Steponavičius, ten Masiulis, kas ten jau bebūtų, Gentvilai, čia vienetai yra. Jų ta vadinama partija, kaip ten vadinkite, ar banda, ar šaika, kaip norit vadinkite. Vadinasi liberalai. Taip. Kita jų partneriai nuolatiniai vadinasi konservatoriai. Aš taip žiūriu. Ir aš skaitau, kad jeigu jų neišrinkti nei vieno, kaip aš sakau, konservatorius su visokiais liberalais, jau tada galima laukti kažko tai konkretaus čia Lietuvoje, va čia.
A jeigu mes juos išrinksim, o lauksim, kad tenai iš kas ateis. Taip, bet tai, čia žinot, žmonės jie nerenka. Ir tuo neįimu savo, jie išrenka juos. Čia vat, ko žmonės kartais nesupranta. Nieko aš neįsiu, nebalsuosiu, aš neįsiu rinkti. Tai va tuo ir, sakau, man patiko Lenkijos premjeras, kaip pasakė. Jūs geri žmonės, sako, išrenkat blogą valdžią ne dėl to, kad jūs renkat, dėl to, kad jūs neinat. Jūs neatsikeliat, nenueinat ir tada jie išsirenka savo, visiems. Štai kur yra didžiausias žmonių apsileidimas, sakykime. Ir jie sėdė, jie žino, kad visi keliaks. Ir mes su jums šnekėjom, konkrečiai, kalbėjom apie tą Gentvilą dabar, apie kur ne taip seniai, kur jisai akcizą padarė dujam, tom naftos dujam, atsimenat? Taip. 304. Ne iš jo, ne iš to. Taip. Mes šnekėjom su... Bet žiūrėkit, jie atšaukė, bet kokius pinigus paėmė, negražino jie jau. Jie nugrėbė kušą, atšaukė, o mes tai vis tik supratom, išgirdom jūs. O kokius pinigus paėmė? Ir už tai, kad reiškia, jam tai praėjo. Tai jisai čia dabar dėl atliekų. Taip, kitoje vietoje. Dabar kalbėjom vėl apie Čmilytę, kur čiagi viską oficialiai kalba. Valdžia yra ne tam, kad išspręstų visas mūsų problemas. Šio lūkesčio neįmanoma patenkinti, nevertėtų jų pernelyg sąmoningai skatinti. Valdžia yra tam, kad vienytų valstybė užtiktų bendrą visuomenės gerovę. Kaip tai reiškia, be žmonių. Nespręsi problemų. Ir gerovę užtikrinsi. Tai čia, tokius dalykus, skaitant tokią citatą, reikia pasakyti kas. Bet aš čia savo nuomonę sakau, man asmeniškai jie visi liberalai, visi tie konservatoriai ir kiti jiem tarnaujantis. Gyvenime aš už juos niekada nebalsavau, aš jais gyvenime netikėjau niekada. Nei prieš 30 metų, kada jie pasirodė, nei vienos dienos aš jais netikėjau. Bet sugebėjau kai kuriuos įtikinti. Ir čia trūksta žmonėm išminties ir žinių. Ir principingumo. Principingumo ir reiklumo, suprantat? Taip. Kaip galima tokius žmonės rinkti, duoti jiems... Atei nepadarė, eik namo. Čia... Paprasti dalykai. Ir jeigu mes su tokiais dalykais nepasitvarkysim, tai ką ten Amerikoje išrinktų, mums nuo to nebus nei saldžiau, nei... O tie dalykai yra patvarkomi, padaromi. Globali ta įtaka, ten irgi, žinot, kalbant apie tos finansavimus, Sorošo, ten tų visų, žinot, kūrimas čia tų institutų visokiausių ir taip toliau, ir ruošiama ta politika. Bet tų žmonių, kurie principingi, kurie turi žinias, jie neveikia, jie neina ten, jie nebūna. Ir čia būtent švietimo sistema turėtų ugdyti žmogų. Žmogaus principus, tikrą tą, vadinkim, savo šalies herojų, patriotą, su patriotiniais jausmais, su ta istorija visa su žiniom, kad žmogus žinotų, kur jis gyvena ir už ką jis atsakingas auga. Šiandieną ugdo nuolankų tarną neoliberaliai politikai. Aš taip sakyčiau. Ir mes daleiskim žinojom, buvo specialistai, inžinieriai, buhalteriai tenai, technologai, ekonomistai kokie tai buvo. Dabar atsirado specialistai, pinigų įsisavintojai. Ir influenceriai. Tai influenceriai, bet čia pinigų įsisavintojai. Ir programos pinigų įsisavinimo. Įsisavino tiek pinigų, įsisavino tiek pinigų, įsisavino tiek pinigų. Tai iki šiol, kiekvienam buvo aišku, kad jeigu paėmė pinigus, jeigu už juos ką nors nupirko tos pinigus, tai ar pravalgė, ar gavo naudą. Ar padarė miestui, ką žmonėm. Ar padarė miestui žmonėm. Dabar pažiūrėkit, 24 metų vyriausybės skolinimosi programa. Metų pabaigoje bus Lietuva skolinga apie 30 milijardų. Taip. Dabar 24 metais planuoja skolintis apie 5,7 milijardų eurų. Ką tie duos? O ta skola, žiūrėkit, aptarnavimas, apie 3,3 milijardo eurų bus skirta skolai valstybės vardu gražinti. Iš jų vidaus skolai gražinti 2,4 milijardo eurų ir užsienio skolai gražinti 0,9 milijardo eurų. Čia finansų ministerijos duomenys. Kaip tokių dalykų galima nežinoti? Kiekvienas metais skolinasi. O pinigų trūksta ir trūksta. Žinot, pravalgyti gali bet kiek.
vadinkim, nu, sunaudoti, įsisavinti, vat, kaip čia specialistai. Jeigu pinigus skolinasi šeima, žmonės, tai jie kažkokie kuria verslą, trūksta investicijų įrangai, po to pradeda gamybą, atsiranda pelnai, iš tų pelno sugražini paskolą ir uždirbi. Tai jeigu požiūris būtų į valstybę kažkoks, tai žinot, turėtų verslo modelį kažkokį, kaip valstybę išvystyti, kad valstybė pati išgyventų. Šiandieną grimsta viskas. Su kiekvienais metais. Ir svarbiausia, kad skaitė, daleiskim, tas kalbas ir Nausėda dabar, ir buvo jų rinkimai. Taip. Tai kaip tokių dalykų nepaklausti? Nu kaip nepaklausti? Ką jūs už tos 30 milijardų galite pasakyti? Ką jūs už tos 30 milijardų Lietuva nusipirko? Nu, geležinkelis Rail Baltic. Yra investuota Europos Sąjungos kiek milijardų paimta, su tais milijardais galima buvo valstybę vystyti, o ne įsisavinti. Paprasti gyvenimiški dalykai. Jie čia liečia kiekvieną žmogų, kiekvieną šeimą liečia. Bet kaip žmonėm vis tik tai, kad tie dalykai pramuštų, vadinkim, tą jų atsiribojimą nuo balsavimo neisiu, man nerūpi, man tas pats, kas bus. Kaip pramušti tą langą į žmonių širdis, į žmonių sąmonę, kad jie kiekvienas atsakingas yra už tą perspektyvą, už tą ateinantį gyvenimą, į vaikų ir... Ot vėl konkretus pavyzdys, žiūrėkit. Mes su jums šnekam, nu kas aš toks, kas čia mane klausys. Nu kas aš toks? Niekas. Taip. O Sysas, jam peradė visai Lietuvai, taip. O, ir kur dirba 20 kiek metų, mažina tas pajamų nelygybę, jisai dabar pasakos. Naujiena jam, nežino, naujiena dalyką išgirdo. Jis nežino tų skaičių, jis nežino, kur Lietuva grimsta, jam gerai, jis gyvena gerai, o ko jam reikia? Ir tas Seime pilna yra tokių Sysų. Čia ne vienas jisai. Taip, gink Dieve ne vienas, aš sakau, gink Dieve ne vienas, jisai nei jis blogiausias, nei jis koks, bet konkretus pavyzdys. Ir taip žmonės ir mulkina. Nu ką jis iš principo gali pasakyti žmogus? Iš anksto jį gali pasakyti. Nu ką jis gali pasakyti? Ką jisai padarė? Ot ir klauso žmonės ir tiki galvoja, gal čia dabar jisai... Atėjo gelbėtojas. Gelbėtojas. Pabudo. Ja, Pabudome ir kelkimės, ar ne, čia taip ir su jais. Aš tai manau, kad žmonės turėtų vis tik tai prisimti atsakomybę už savo balsavimus, už neįimus, už pasirinkimą neteisingą. Ir tos žinių, tos informacijos turbūt žmonėms vis tik tai trūksta. Ir tai, ką mes pateikiam žmonėm, tai jiems labai nemalonu klausyti. Turbūt, kad mes čia traukiam at jų įstatymus, paskaitom, situacijas paviešinam. Jiems to nereikia. Jiems to nereikia. Ne. Jiems nereikia. Tai, kodėl jums to reikia? Kodėl jums rūpi? Man rūpėjo visą laiką, aš mačiau Parinos valdžios, aš mačiau ir aš savo akim mačiau, kada trėmė kaimynus, vargšus tenai nebuvo ką, mačiau tą, jūs tai žinot, turbūt tą palutarkė vadinasi mašiną. Taip, puikiausiai. Jo, į sunkvežimį mačiau, kaip sukrovė, kaip jie atsisveikinėjo, suprantat. Aš savo akim mačiau tos dalykus. Mačiau aš kaip kiti valdė, mačiau kaip jau aš tada jau dirbau, kaip Chruščiovas kaip nuvaldė, kaip buvo gamybinis, reiškia, mane kviesdavo tada į gamybinį kaip jaunimo atstovą. Nes čia buvo 63 metai, tai ką man 22 metai buvo, reiškia, gamybinį ir skambina cecho viršininkė direktoriui ir direktoriau, ką man daryti?
Man į cechą davė tik tai ten 100, kiek ten tų batonų baltų, žinot. Tai aš atsiprašau, bet žinot, ką jis pasakė? Prie visų, per gamybinį. Perski vandenį. Jo. Sprendimas. Jo, bet tai buvo ir tokia situacija. Buvo, kad to batono nėra, kad kviečių miltų nebuvo, suprantat? Jo, kukurūzės. Todėl, kad jo. Laida mūsų baigėsi ir aš manau, kad mūsų informaciją ir žiniomis pasidalinkite. YouTube Pūkas TV laida yra. Galbūt mes paliečiam taip paviršiui, švelniai, bet jeigu iš tikrųjų pasigilinsite, jūs rasite 100 kartų daugiau problemų, kurios yra pridarytos jūsų vaikams, jūsų šeimom ir anūkams užteks. Ir tos skolos, kurie didinasi ir visų sprendimų. Taip, kad kelkitės, pabuskite, nepamirškite, kad per rinkimus jūsų balsas labai reikalingas, aktyvūs būkite. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Ir Karolis Bruder, ir aš Kęstutis Bukas atsisveikinu iki kitos laidos. Ačiū. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.